Savaitgalį Kėdainių Nevėžio futbolininkai, ruošdamiesi naujam 2013 metų sezonui, žaidė draugiškas rungtynes su svečiais iš Latvijos, Rygos FS komanda, kuri taip pat ruošėsi artėjančioms Latvijos pirmenybėms. Pirmąjį kėlinį atkaklesni ir taiklesni buvo svečiai, tad jie ir pelnė įvartį. Tačiau antrajame kėlinyje, po tikslaus Areto Gėgžno smūgio, kėdainiečiams pavyko išlyginti rezultatą ir rungtynės pasibaigė draugiškomis lygiosiomis, rezultatu 1-1. Futbolo klubo Nevėžis vyriausiasis treneris Saulius Vertelis pažymėjo, kad šiuo metu komanda dar nėra galutinai suformuota. Trūksta ne tik vartininkų, bet ir pagrindinių vidurio žaidėjų. Tačiau draugiškose varžybose išryškėja pretendentų pasiruošimo stipriosios ir silpnosios pusės. Šiaip tai, norėčiau pasakyti iš viso, kad dar nesužaidėm nė vieno rungtynių. Pilnos sudėties. Šiai dienai nebuvo kokių 4 žaidėjų pagrindinių, kurie žais. Ir Brazilai išvažiavę, Gruzinos grįžta, kur pernai buvo. Tai čia daugiau vietiniai, reiškia, plika akim matosi, kad progų daug viską, bet neišnaudojom, todėl kad nemušom, nesmugiavom, neatlikom, tik tais bėgom, ruošėmės fiziškai ir be kamuolių visiškai. Tai natūralu, kad daug ir tokių nei įvarčių yra, nei standartinių, nei pakeliam, nei išnaudojom, todėl kad dabar nuo kitos savaitės turim mėnesį laiko, reiškia, pradėsim jau su kamuoliais judėti ir atidarbinėti tos dalykus. O šiaip tai, neblogai, sužaidėm, galim sakyti, suklydom, čia keletą momentų gynėme. Bet kaip ir sakau, kada pasipildys pilna komanda, reikia suprasti, kada treniruojamės čia tik vietiniai kėdainiečiai, dar dasijungs iš Kauno, davažiuos viską ir tada turėtų rezultatą. Galim pasakyti, kad kas išėjo pernai buvo Nebilevičius su Žilinsku iš Panevėžio, kadangi Panevėžys savo komandą pirmojo lygoje stato, tai jie automatiškai lieko ten. O turi dasijungti Pedro, kur buvo pernai, nebuvo užpernai su Edu. Jau treniravosi, bet pas jie tvarkosi dokumentus, išvažiavo, grįžo, turi kitą savaitę grįžti. Giga, reiškia, buvo pernai, pasiėmėm dar čia Marius Žukovas, gynėjas. Ir pagrindinė problema turim tai vartininkai, todėl kad gavo traumas ir rimtos traumas, vienam achilas išoperuotas, kitam raiščiai ir ne vienų rungtynių nesužaidėm su vartininku, kad turėtumėm. Čia statom žaidėją. Tai irgi tokia biški kaip ir problema. Kaip ir sakau, 5-6 žaidėjų trūksta pagrindų. Tai aš galvoju, dabar turim 16 žaidžiam su Kazlų Rūda, 23 ar kelintą ten žaidžiam su Trakais. Jau tada galėsim spręsti ir kalbėti po varžybų kažką tai, kai visi sužaisim, tada kažką